bičiuliai. Ūkanotas rytas ir prieš tai tokio nedidelio prūdelio ir bičiuliai vėl pramoga. Šiandien pramoga, poilsis su marium ir vėlgi komercinis tvenkinys. Tiesiog pabandyti pagauti karpiuką. Mažiuką, čia ne kažkoks tai profesionaliem karpininkam, tiesiog tvenkinukas, galima gaudyti su plūdė, galima gaudyti su dugninė viena meškerė. Tai va taip ir pabandysim. Marius kitam krante, aš šitam krante ir pasižiūrėsim. Tai vėl metodukas, vėlgi, vėl žodžiu viskas, jeigu noris knieti, o, iššoko knieti, mesti greičiau. Gerai, bičiuliai, po biškį rušiuosi ir žiūrėsim, ką turėsim. Užsimerkti truputį palėtyčių, turiu pasidaręs jauką paprastą ir kažkokių tai žalių pelėčių pabandysiu truputį. Kažkokios zėlionkas tokios. Turiu dar ten vieną tokio jauką, bet nežinau, taip kaip žvejosiu tik su viena. Žvejosiu tik su viena meškerė, tai čia daug visko labai nepribandysi. Kažkiek tai grūdų pabandysim įmaišyti. Taisyt, kur čia geriau užmest. Pirmas sykis čia. Neįsyk nebuvęs, bet kiek buvo buvę, ta prasme, draugai, tai sakė labai neblogai. Kažkaip taip. Net neįsivaizduoju, kur čia. Bandysiu gal pradžiai vieną taškelį, sakykime, į vieną krantą čia, su vienu jauku, o jeigu bandysiu į kitą pusę su kitu jauku. Tai gal va taip kažkaip. Ar ne taip, bičiuliai, kaip galvojate? Tai va, jaukas birus šviesus, sakau, ir va tokių va žalių pelėčių. Galvoju. Turiu ir vien tik tai žirniukų. Realiai, jeigu palei kraštą mesių pylimą galima nueiti su tiesiog su ranka pajaukinti. Čia gal reikėjo pasmulkinti biškį, nieko, nežinau, žiūrėsim. Toksai grožis. Gal biškį tolokai, pažiūrėsim, sakau. Taško kol kas nežymiu.
Geras. Smagu. Ой, это panašu, kad amūrčikas. Tai kaip. O toksai, bičiuliai, mano šiek tiek mėlynas matukas. Geras. Bičiuliai, viskas su laiku. Bičiuliai, o. Gali tik nueit biškį, akimirką kitašias. Smagu, antras. Kažkaip čia dabar leščius, nieko savo. Piktas leščius. Šiemet mane visur persekė šapalai, leščiai, visokios tokios žuvis. Visą laiką ne tai, kas ne tos, kuriuo atvažiuoju gaudyti dažniausiai. Noriu dar jauką pasimaišyti, vieną turiu tokį raudoną. O marinas mes susitarę. Man kibimas marienų kibimas, bet marienui panašu, kad ne karšis jau. Panašu į rimtesnę žuvį. Kad daryti metimą dar. Jau kažkaip reiktų tą karpį. tą karpiuką kažkaip tai reiktų išvilioti to karšiai, amūrai. Vienintelis šansas kol kas. Ir tas neišnaudotas. Bet bičiuliai, valandą laiko. 4 kibimai. Manau, kad neblogai. To jau sakau, reikia prisitaikyti. Vėl kažką, bet kažkaip panašu vėl į karšį. Kažkaip galvoju. Arba. Taip. Jo, karšiukas. Tai va tai, bičiuliai, karšiai kimba.
3 karšiokai ir amūras. Ir karpiokas, kuris liko neištrauktas. Na, žiūrėsim, sakau, valandžiukę laiko tik tai. Įdomu, savotiškai įdomu. Kita vertus, vat, kol kas kolektyvas, Marėnas ištraukė. Dar vienas žmogus, mačiau, karšiuką ištraukė. Kitas, kaip sakant, kiti sektoriai tyli dar. Tai čia mes prie lyderių su Marėnu. O su viena meškere, aišku, sunkoka, kaip sakyt, atidirbt, rasti to, ko reikia, taip kaip patys, sakau, pirmas sykį čia, tai tos patirties tikrai trūksta. Tai vat pasimaišiau 3 jaukus, ne dabar uždėjau, jau į šėryklą pelėčių žolių. Tai bandysiu keisti vafteriukus, kasmetimą bandyt pakeitaliuot, o taip kažkaip taip, bičiuliai, dirbam toliau. Pamečiau iš karto kibimas, tą pačią akimirką panašu į normalesnę žuvį pagaliau. Panašu, bičiuliai, normalesnę žuvį. Pasaka. Tik užmečiau iš karto. Biški nepakatęs tokių žuvų traukti. Nu čia jau normaliau. Čia jau normaliau. Nėra didelis, bet koks jisai. O išvynis koks gražus. Pasaka. Va toksai. Gerai, greičiau paleisti. Yeah. Pagaliau tai, dėl ko atvažiavom Bolemą, toks nėra didelis, bet labai gražus ir labai sportiškas. Ką, mesti toliau. Geltoniuko, bet tik užmečiau, iškart nespėjau nei timerį nusistatyti, nei kamerą pasiruošti, nieko. O ir važiuoja pasaka. Vėl. Ale tik. Vat užtaikiau. Arba radau vafteriuką geltoną uždėjau. Tik užmečiau. Iš karto vėl bum. Ir vėl panašu į karpiuką. Arba mažesnis lygtai.
Kaip jisai nesiduoda. Kas čia per... Niekaip negaliu atkelt. Šamukas gal. Nesuprantu. Rimtai kažkas tai neįprasto. Arba... Ne, balta žuvis. Dar gražesnis. Dar bičiuliai gražesnis. Dar gražesnis. Va toksai. O. Gerai, greičiau paleisti. Numušė builiuką. Bet tai čia serija buvo. Iškart 2 metimai, 2 gražūs žvynuotieji. Darom daugiau. Geltona jau kūčia. Oi, koksai gražus. Žirniukų, kanopyčių biškį. Kukurūziukas ten viduj. Ir visai tinka, žiūriu. Panašu, kad šiokį tokį taškelį radau. Šiokį tokį taškelį. Žiūriu, visi vat pradėjo kolektyvas. Vienas kitas papuola. Prisėst biškį. O, bičiuliai, kaip gražiai išvažiavo. Iš pradžių atsileido, paskui. O paskui buvo. Ramiai eina. Kas čia per ramiai eina, sakau. Leščius. Bičiuliai. Mane persekėja leščiai. Kokio dydžio leščius, bičiuliai. Leštis. Kaip turi būti. Leštis kaip turi būti. Iš Nemuno atėjęs gal. O tik nueik, bičiuli. Tik nueik. Sakiau, pasikeisiu kabliuką. Dabar biškį nekeisiu. Taip gražiai užlinka.
Mažesnis gal. Dėjuto. O, veidrodukas gražus. Gražus veidrodukas. Kaip jie iki kranto daina lengva jo. O, laužia biškį. Kaip. Trumpa apžvalgelė, bičiuliai. Tai va, yra judesiuko, va tik tai va toks man klausimas iškyla, iš tikrųjų galvoju. Pasitarsiu su specialistais dėl kirtimo. Kirst, nekirst, stipriau, lėčiau, kodėl link ko aš lenkiu, kad dvi žuvys atsikabino. Aišku, ištraukiau apie 10. Bet 2 karpiukai atsikabino. Ir atsikabino jau, pritraukus netoli kranto. Tai toks jausmas, kad neprasikirto, sakykim taip. Aišku, mano tas 8K, jisai minkštas viduriukas. Šėrykla nefiksuota. Tai aš galvoju, kad reikia turbūt truputį smarkiau kirstelti. Nes kažkaip taip karšiukai, taip, viskas gerai, karpiukai. Arba gal didintis kabliuką, bet to kabliuko didintis nelabai noriu iš tikrųjų. Sunku pasakyti, ką jūs, bičiuliai, patarkit kaip nors. Ar čia normalu, kad, sakykime, kaip ir visur kitur, kad viena kita žuvis atsikabino. Nes kol dvi žuvis šiandien atsikabino. Iš tų didelių, vadinkim taip. Ar jau tik, bičiuliai. Pauzę galvoju. Reikia užkast. Sasyską tik pasiėmiau į rankas į ravagą. Panašu į karpiuką. Ar karpiuką. Į karpinį lėštuką. Bet lėštukai tai šitokia. Lėštukai tokie, bičiuliai. Geri lėštukai. Lėštukai. Senokai lėštukas, bet dabar iš vis tokia pauzė.
Reikia bičiuliai tik reikia tik pradėti valgyti. Bet čia vėl panašu į lėkštuką. Užėjo matyt barelis. O gal ir ne lėkštukas, sunku pasakyti. Lėkštukas, nu bliam. Bet tai kokie lėkštukai. Kokie lėkštukai faini. Dar vienas. Nu, bus trečia žuvis prie tos sasiskos. Bičiuliai. Kaip išrovė. O čia tai išrovė. Čia bičiuliai išrovė į rimtesnį. Bent jau išrovimas toksai. Net stop. Eikit sau. Net valo prašo. Eina kažkur tai čia. O, čia jau 8 biškį išbandymas bus, manau. Manau, išbandymas čia truputį jau. Ir man išbandymas. Čiūriai reikalai. Kaip pakelt? Kaip pakelt? Dar nemačiau, kas per žuvis. Kokio dydžio. Ranka pakirta. Jau toksai truputį didesnis, bičiuliai. Toks truputį didesnis. O, toks
Gerokai didesnis už anos. Toks bičiuliai. Aišku, vandenį. Vandenį didelis atrodo, bet čia toks, oi, traška. Traška mano graibštas. O toksai bičiuliai. Geras. Ja. Geras, geras. Bičiuliai, sušilau net. Geras išvažiavimas buvo. Ir ant kukurūzo. Ant paprasto kukurūzo. Ant paprasto kukurūzo. Čia toksai jau kokie 3-4 kilogramiukai. Neatsimenu, prieš 100 metų gal ir esu pagavęs tokio dydžio. Taip neblogai. Prieš tai 2 karšiai gražus. Ir dabar karpiuks. Po truputį reikalai juda į priekį. Vėl gražesnis. Panašu, kad. O gal tiesiog piktesnis. Antras ant kukurūzo. Kur? Labai piktas, bičiuliai. Ne toks didelis, bet piktas žvynius. Oi, koks jis sportinis. Kaip jie spaudžia. Gražiai. Gal biškį gražesnis. Bando valo prašyti. Kur. Svetimą sektorių neik. Nedys, toks standartinis, bet žiauriai sportiniai čia. Smagus. Nėra jisai didelis, bet toks aršus. Nu, gerovė. Gražiai. Bičiuliai, 4 ant kukurūziuko ir ant žalių pelėčių. Bet dabar po to dydžiojo tokia truputį į mažesnę pusę. Žvienuoti sportinukai. Pirmi buvo tokie didesni, čia dabar mažesni. Bet pabiškė veiksmas vyksta. Jau ko gero gal 10 koksai netgi. Neskaitant tų 10 karšių.
Kur jis išbėgo, bičiuliai, kur jis išbėgo. Čia tai išbėgo. Su Marienu duplėtų. Marienas ten laiko gražesnį, panašu, kad aš tokie kaip visi turbūt. Bet kaip rovė, smagiai. Nedidelis, bet vėl tas sportinis. Tikrai, kad sportinis. Tai kada tu pasiduosi ir pužiokas? Po pertraukos, bičiuliai, toks gražesnis gal. Ar čia vėl karšys? Ne, karpiukas greičiausiai. Ir šitie karšiai tai irgi monstriniai. Piktikai velniai. Čia panašu į karpiuką. Gražiai spaudžia. Nu, tai kur tu? Gražesnis, bičiuliai, žvynius. Toks, bičiuliai, į didesnę pusę link 3 kg. O, toksai gražuolis. Nu ką, bičiuliai. Ir lyja, ir nustoja lyti, saulė vėl. Vienu žodžiu, po truputį vyniosim turbūt meškeres į
į pabaigą, nu, sakykime, į antrą dienos pusę silpniau. Porą atsikabino, porą pagavau daugiau, bet esmė tame, kad silpniau. Marius anam krante geriau sugaudė. Bet, bičiuliai, visumoj pirmąsyk pagaudžiau karpiukų. Taip normaliai, sakykime, gerokai virš 10 ir karšiai tokie bombiniai. Vienu žodžiu, pailsėjom, sakau, buvo poilsis, pramoga ir visai įdomi ta karpiukų žuklento metoduka. Tie išvažiavimai, tie ištraukimai. Tai va, labai nesiplėsiu, nes vis tiek tad komercinių, sakykime, žuklė komercinėse tvenkiniuose niekam neįdomu. Visi galvoja, kad čia meti ir trauki, patikėkit, taip nėra. Tai vėlgi, manau, vieną kitą laiką už tos žvynius ir bežvynius ir karšius galima uždėti. Kaip visą laiką atributikos uždėti, pasižiūrėti. Į ambasadą. Jeigu užsuksite ambasadą, nepamirškit nuolaidos kodo UNIK. O mes sutiksim kitame video. Kažkur tai prie vandens, ant vandens, bet su meškere rankose. Gerai, iki.